Kaip rasti pašnekovą, kai tu degi kažkokią temą arba taip įsijautęs pasakoji ir pradedi pastebėti, kad aplinkui sėdinti žmonės pradeda savom temom kalbėtis tarpusavį arba savus darbus daryti arba telefonuose išvisilindę. Ir kaip rasti pašnekovą, kur aš noriu, kad tau rūpėtų taip, kaip man rūpi ta tema. Kaip, pavyzdžiui, dabar tas pats emocinis intelektas. Tai rūpi. Tai gali, apie emocinį intelektą gali šnekėti nuo iki, bet kurią prizmę, bet kurį kampą, bet kurią temą paėmęs. Man aktualu būtent tas kalbėjimo, nežinau, maniera arba ką pasakai ir kaip pasakai. Ką pasakai, tai yra tavo mąstymo gebėjimas, o emocinis intelektas man truputėlį yra skirtingas dalykas, tai yra kaip tu tai pasakai. Ir man tai čia jau yra raštingumas, emocinis raštingumas, o tai ir yra intelekto... Nieko savo. Per daug? Ne per daug. Aš galvoju apie... Ir kai galvoju apie emocinį intelektą, visiškai profaniškai dabar galiu pasakyti, o gal tik šiai labai ten išmintingai, man visą laiką susidėdavo iš dviejų dalykų. Iš gebėjimo atpažinti emocijas, savas ir kitas, ir iš gebėjimo ištikus emocijoms pasirinkti tinkamą elgesį. Tai ne pačias emocijas valdyti elgesį emocijoms ištikus. Taip. Čia yra tai, ką gali kontroliuoti. Jeigu negali kontroliuoti kylančios emocijos, tai bent jau aš galiu kontroliuoti tai, kaip aš elgiuosi joms ištikus. Taip. Ir pavyzdžiui, kai aš savo gyvenime bandžiau kažkaip atrasti emocijas, prisijaukinti, susipažinti, mažiau jausti, daugiau jausti, išjausti, nuslopinti, tai mano tikslas buvo toks, kad gebėti gimstančią emociją savyje įsivardinti, iki jai kylant, tam, kad aš išvengčiau kažkokio tai destruktyvaus elgesio. Tai yra, aš pradedu jausti, kad man jie kyla pyktis, per sekundės dalį aš sugebu atpažinti, iš kur tas pyktis kyla ir tada šalinu tą priežastį arba atitinkamai ją reaguoju ir tas pyktis man jau užgesta, jo nebelieka. Tai mano buvo siekiamybė tokia ir aš pakankamai, sakyčiau, neblogai tuo keliu žengiau ir jau atpažindavau emocijas ne tokiam subtiliam lygmenį, bet atpažindavau emocijas iki jas išreiškiant. O dabar, pavyzdžiui, kai kalbam apie emocinį raštingumą, emocinį intelektą, tai aš atradimą naują padariau savy, kad ne tuo keliu ėjau. Kad vis dėlto manyje gimsta emocija, aš ją atpažįstu, aš net atpažįstu emociją, aš net žinau, iš kur ji, bet aš nesugebu jos išreikšti konstruktyviai. Ir aš išreiškiu tam tikras emocijas, ypač neigiamas, destruktyviais būdais, savo išmoktais būdais, iš vaikystės atsineštais būdais, ar kažkokiais būdais, kurie nei man, nei aplinkui esantiems žmonėms nėra priimtini. Tai čia, man atrodo, yra spraga raštingume. O tai kaip tau galėtų intelektas padėti šitą atveju? Nes intelektas tai realiai yra gebėjimas panaudoti turimas žinias, kuriant naujas žinias. Ta prasme, naujus, nežinau, padėkit. Vaizdinius. Taip, intelektas man yra ir apie tą patį elgesį. Tai yra išmokti tam tikri elgesio modeliai. Tai yra tai, ką aš iki šiol žinau, ar ne? Mano intelektas X. Tai, ką aš esu išmokus, ką aš naudoju. Aš noriu lavinti intelektą ir padaryti jį X+1, X+2, X+3. Tai yra plėsti. Ir tarkim, jeigu aš esu kažką išmokusi, esu įpratusi vienaip ar kitaip elgtis ir tai man nepatinka, netenkina, aš noriu keisti tą elgesį. Tai reiškia, aš turiu plėsti savo intelekto, emocinio intelekto kaip ir ribas. Man reikia su to kažką daryti. O kaip tą galima praktikuoti? Vincai, tu tylė, padėk mums, išmokyk. Išmokyk mus. Mokyk. Žinau vieną instrumentą, bet klausom Vincą. Taip. Man tai dar vieną žodį norisi pasiūlyti, tai yra sąmoningumas. Tai yra, kai suvokiu, ką darau tuo metu, kai tai darau. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, jeigu pykstu, tai tuo metu, kai pykstu, suvokti, kad pykstu.
kažkokiais tai būdais. Tai yra gniaužių kumšti, raudonuoja žandai, ugnis ten kažkokia tai krūtinėje, dar kažkas. Tai, yra kažkokie tai ženklai, tai yra kūno ženklai, gali būti jausminiai ženklai, kad tikėtina, kad pykstu. Tai tuo metu pagavus save, kad pykstu, suvokus ir būnant sąmoningam, manau, kad atsiranda kaip minimum 2 keliai. Tai yra vienas įprastas, kaip įprastai, tai yra mano paternas, kaip aš įprastai reaguoju. Ir kitas tai yra alternatyva. Ar jinai yra pasiekiama ar ne, tai čia kitas klausimas, bet manau, kad kaip minimum tada 2 atsiranda variantai. Tai yra pagavimas save tuo metu. Ir sąmoningumą aš taip nesinoriu, kad suabsoliutinti, kad čia yra toks absoliutus, kad gėris, visą laiką turime būti sąmoningi. Ne. Jeigu būsime labai jau sąmoningi vairuodami, tai greičiausiai avariją padarysime, nes labiau apie pedalus galvosime, nei iš tikrųjų sureaguosime tada, kada reikia, nuspausime ten gazą, stabdį. Tai yra tas momentas, kai žinau, kas su manimi vyksta ir tai atrakina galimybę rinktis. Tai padėkit, pavyzdžiui, gerai, tarkim, imam tą patį pyktį, pagal šitą pavyzdį, ne? Gerai. Yra ištinka pyktis, suvoki, kad tai yra pyktis ir tada siūlo, nežinau, įpratis siūlo kažkokį tai paterną, apie kurį kalbėjai Vincai. Tarkim, yra kas agresuoja ir rėkia, užsipuola kitus žmonės, ne? Yra kas verkia iš pykčio. Kaip jeigu emociškai intelektualus žmogus, ar ne, kaip turėtų elgtis jūsų manymu pykčių ištikus? Įvardinti, kad aš pykstu ir... Aš manau, kad visų pirma žmogus, aš dar iš toliau šiek tiek, tai yra, manau, labai svarbu, ką tu Ieva pasakyti, tai yra žinoti tą savo paterną, tai yra, kad kažkur tai esu to išmokęs, tai yra greičiausiai vaikystėje, galbūt pakankamai ankstyvoje vaikystėje išmokau, tai tuo metu veikia, taip vaizdiškai romantizuojant, taip padėjo išgyventi. Ir naudoju. Problema yra, kai situacijos keičiasi, o mano elgesys lieka toksai pat. Ir dabar tas negaliu, tai dabar nebeveikia. Nebeveikia trukdo. Tai gerai, tai kaip tarkim, pasakytumėt, žmogus ištiktas pykčio ir jisai emociškai, intelektualiai pasielgė ištikus šią emociją. Taip. Koks jums pavyzdys galvoje kyla? Jis supyko. Jis pasakė, kad pyksta, jis garsu išreiškė, kad pyksta ir jis savo išvaizdą parodė, kad pyksta. Ir leido savo pykti ir kiti jam leido pykti. Tai yra galima išveikinėti arba galima žinoti, kad pykstu ir galima, pavyzdžiui, taip, sutinku, galima pasakyti, aš dabar pykstu, nes yra tas ir tas. Bet ką dar pridėčiau su pykčiu, tai konkrečiai su pykčiu tai yra arba kažko tai yra labai per daug, arba kažko man labai trūksta. Taip. Tai būtų gerai tą įsivardinti. Nes pyktis pats savaime, tai mes jį galim tiesiog išveikinėti, arba žinot, o ko aš noriu. Bet, sakyk, Ieva, matau, kailė net verti. Jūs labai protingi, jūs labai faini, jūs labai teisingai šnekat, aš su jumis labai sutinku. Bet kai jūs apima pyktis, tas tikras pyktis, jūs galit taip pasakyti, žinai, aš dabar pykstu. Tai aš to ir klausiu, nes yra susirinkimas, ne? Pavyzdžiui, pagal jūsų pavyzdžius, arba, nežinau, vyksta susirinkimas, svarbus kažkoks darbinis, ir užeina pyktis, ne? Ir pagal šitą pavyzdį aš turėčiau sakyti, žinot ką, aš dabar supykau ir parodau tai kūnu, veidu ir visai kaip parodau. Ar jūs pasakysit, pavyzdžiui, jeigu tai reikėtų duoti man grįžtamą į ryšį, ar jūs pasakysit, kad taip emociškai intelektuali. Žinai, aš esu neadekvačiai sureagavus, kad buvo situacija ir ant mane žmogus supyko, nes sako, kaip tu nereaguoji, čia yra toks didelis įvykis, o tu tiesiog ateini, šaltai pasakai, dabar įvyko tai. Sako, kur tavo reakcija, tu ne žmogus, tu antžmogis, tu nereaguoji į tai. O man atrodo, kad pyktis, čia yra viena stipriausių emocijų. Taip. Ir taip pasakai, blemba, hebra, aš dabar pykstu, mane taip pyktis paėmė, man reikia 5 minučių pertraukos, nes aš negaliu adekvačiai reaguoti visą kitą.
Dabar aš to pasakysiu, kokia tu šaunuolė, viską, kiek daug kolektyvo yra tokių, kuriuose taip tau duotų 5 minučių pertrauką. Aš norėčiau, va taip, gebėti, kai supykstu, bet kai aš supykstu, ten emocijų miksas yra, bet, pavyzdžiui, kai aš supykstu, kaip vadinasi, kaip varlė prarijęs, ar kaip, kai čia guzas kažkur gerkliai, man pasišiaušia visa oda, užstringa bals, aš negaliu nieko pasakyti, man tiesiog viskas drioba, aš negaliu. Jūs supykstat, tai iš karto taip supykstat ir iš karto taip jau maksimum supykstat, ar po truputį tas auga pyktis? Visai būna. Taip būna visai. Man dažnai būna tokiu kulkiniu principu. Kai šovė, tai šovė. Jis greičiau negu kad aš spėjau visą kelionę pamatyti jo, ta prasme, kad jis jau po truputį kaupėsi. Bet, čia jeigu statistika mano pykčio kilimo, būna, kad jis tokių rūgimo procesų, ta prasme, kad jis kyla palaipsniui, bet būna tokia kulka. Tada jau man atrodo, kad man norisi tik tai šnai per miego arteriją žvilgsnių, kam nors. Taip. Aš pradedu jausti kūnų. Labai stipriai pradedu jausti kūnų ir pati jau esu pastebėjusi į tam tikrą savo kūno reakcijas ir tada žinau, kokia tai yra emocija. Yra kelios emocijos, kurias pastebiu iš kūno reakcijos. Ir tada suprantu, kad jinai kyla ir tuoj kažkas bus. Man tai dažniausiai tai ir yra, kad po truputį kyla ir jeigu nieko su tuo metu nedarau, tai taip galima tada ir išsprogti pradėti, išveikinėti tą pyktį. Kartu yra būdų, kaip tą galima pamatyti, tai yra galbūt ir zuliukas kažkoks, tai kas pavirsta į erzulį, po to įpykti, tai yra vis tiek kažkas taip vyksta, pavyzdžiui, nepatogu sėdėti, kažkas tai pradeda, gal šiek tiek netaip kalbėti, man kažkas tai jau nepatinka. Tai labai gerai būtų įsivardinti, o kas dabar yra netaip. Tai yra, ar man kažko tai trūksta, ar man kažko yra per daug. Tai yra, kas konkrečiai. Nes mane šitas žmogus erzina, ne. Kažkas tame žmoguje konkrečiai erzina. Arba kažkas konkrečiai labai pykdo tame žmoguje. Tai yra visai gerai yra įsivardinti konkrečiai. Net jeigu ir įsivardinu. Dabar, pavyzdžiui, mes kalbamės, ar ne, ir klausaus tavęs ir pradeda imti erzulys kažkoks. Taip. Ir aš įsivardinu, Vinco, ten, nežinau, koks nors žodis, vartojamas žodis mane erzina. Kodėl aš negaliu to įvardinti? Kodėl negaliu to įvardinti? Kodėl? Aš toliau piktinsiuos, girdėdama tą žodį tavo kalboje. Ir neįvardinsiu. Man atrodo, čia santykių reikalas. Čia man yra du dalykai, tai yra įvardinti, tai yra savo įsivardinti, kas konkrečiai. Tai man asmeniškai tai jau duoda naudą, tai yra aš žinau, dėl ko tas pyktis šiek tiek transformuojasi tiesiog. Ir ką tu kalbi jau įvardinti, jau eiti santykį. Tai yra jau kita dalis, kur reikia dviejų, visą laiką gali ta situacija visai kaip pasisukti ir dėl kitos šalies, tai visą laiką dalyvauja kaip minimum 2. Tai yra, aš galiu ir konstruktyviai išsakyti, bet kitas gali užsiplėksti. Tai yra nebūtinai... Supykstu, kaip dažnai supykstu viena būdama. Bet klausykit, dabar, tarkim, klausau jūsų, viskas atrodo labai teisingai, bet kartu tuo metu dažniausiai vyksta 2 paraleliniai dalykai. Jeigu, tarkim, tarp žmonių čia esi, ne vienas siunti savo namie, ne, o vyksta mūsų pokalbis. Taip. Ir vyksta intelektualinė veikla bendravimo prasme, mes čia žiniomis keičiamės, išvadas darom, reziumuojam ir panašiai. Ir paraleliai vyksta emocijos, kuriuose egzistuoja jų emocinis intelektas, ar ne? Taip. Ir kalbėsi, tarsi esi ir dar tada šone turi galvoti apie tai, kad, man dabar kyla šitą emociją, jinai yra taip, buvau įpratusi elgtis šitaip ir šitaip, tai dabar pykti nereikėtų, dabar čia rėkti arba verkti, tikriausiai kažkaip tai kitaip. Kaip visą tai suderinti, tuos 2 veikimus, nes vyksta pokalbis. Taip. Ir vyksta dar, su savimi pokalbis, tas sąmoningasis. Ir dar reikia galvoti apie tai, nebūtinai, kad tave filmuoja, bet tu esi su kitu žmogum ir ką sako tavo kūnas, kaip jis išreiškia, nes kartais gali kalbėti ir viskas gerai, bet tavo kūnas sako visai ką kitą, kai tuo pačiu su savimi kalbėsi ir bandai tam pyktį sutramdyti. O tavo kūnas jau pyksta, bet balsas ne.
Tai koks yra emociškai tada intelektualus žmogus jūsų akimis? Čia ne iš Dievas. Kad jisai jaučia emocijas? Esu sutikusi emociškai intelektualių žmonių, kurie jie savo emocinį intelektą labai puikiai išvystė, išreiškia ir naudoja su žmonėmis, kurie nėra jam artimi ir su kuriais nėra nuolatinio ilgalaikio kontakto. Tai yra, man kažkaip atrodo, kad jeigu tai yra artimiausi žmonės, tai emocinis intelektas jis dingsta kažkur. Tai ar emocinis intelektas yra emocijų valdymas? Nes man iš tavo šito pasakymo yra, kad gebėjimas suvaldyti tas emocijas ir negebėjimas suvaldyti emocijas. Ar tai tas pats su intelektu? Vienas dalykas - atpažinti savo emociją, atpažinti kito emociją, sureaguoti į kito emociją, sureaguoti į savo emociją, atitinkamai išreikšti savo emociją. Vėlgi, nuo ko pradėjau, kad yra svarbu, ką pasakai ir yra svarbu, kaip tai pasakai. Tai vėlgi, kaip tai pasakai, tavo intonacija, kalbos maniera, ketinimai, vėlgi tai yra emocinis intelektas, tai yra krūva dalykų, apie kuriuos reikia galvoti. Mes dabar sėdim trise, aš bandau savo emociją atpažinti, bandau stebėti jūsų išraiškas, kaip jūs dabar jaučiatės, ar gerai šitoj temoje, ar nuobodu, ar kažkuris pyksta, ką su tuo daryti, gal jau reikia kalbą į kitą pusę kreipti, nes čia kažkam nepatogu ir po įrašo pasikalbėsim, tai kas čia vis dėlto buvo įvyko. O kiek tu daug veikia? Aš dabar racionalizuoju visą tai, kas turėtų vykti mano galvoje. Turėtų ar vyksta? Tiesiog įdomu. Čia tas pats, kas vairuočiau automobilį ir paklaustum, o tai kokį dabar pedalą spaudi ir kaip tu pavaras perjunginėjai ir aš pradėčiau mąstyti automatu. Tai vyksta... Geriau kelyje to neklausti. Tai vyksta, tai vat, dabar prašai manęs racionalizuoti tai, kas lyg ir vyksta, kuo aš nesu patenkinta ir žinau, kad man trūksta. Manau, buvo klausimas, ar tu vardini, kas turėtų būti ir kas pas tave vyksta tiesiog. Aš manau, kad gebu stebėti kitus žmonės, gebu pastebėti, kada kažkas yra ne taip, galbūt nebūtinai įvardinsiu teisingai tą emociją, bet bent jau galėsiu save sustabdyti, kad gal nekalbėti jau apie šitą, nes matau, kad žmogus kažkaip ne taip reaguoja ir kažkas pasikeitė jo veide, jo laikysenai, balse. Gal jam nepatogi ta tema, aš sustosiu, paklausiu arba kitur nukreipsiu kalbą, priklausomai nuo konteksto, ar ne. Gebu ir save matyti, jausti, kaip, kas ten manyje patogu, nepatogu. Gal neiškart įsivardinsiu, kokia tai yra emocija, su išraiška savo pačios emocijos. Va, čia man jau yra sudėtinga. Man sunku. Aš save stabdau, net kai man gera. Tai yra vienetai žmonių, su kuriais aš savęs nestabdau, kur galiu sakyti, blemba, ten nesąmonės darot, baikit čia ir taip toliau ir išreikšti savo visą pyktį ir žinau, kad aš būsiu priimta ir suprasta. Ir tas pyktis va taip išsireikš ir nuslūgs. Ir galiu krykštauti, šokinėti ir juoktis visą burną, kad net glandos matytus. Bet tai vėlgi priklauso nuo to, kokie tai yra žmonės arba kaip man nerūpi, kas dabar yra, nes ta emocija yra per daug didelė, žinai. O kitu atveju aš save stabdau, nemoku išreikšti, tai jau geriau nereikšiu nieko. Tai man tai skamba, kad kaip tik tu moki, tik tai save stabdai dėl kitų žmonių, kažkokiu tai patiks, nepatiks. Tai tu moki. Nes nežinau, adekvatu, neadekvatu, reikia, nereikia, taip, ne taip. Bet šitos dalies ir nesuprantu. Čia kažkaip teisingai tada sureaguoti reikėtų, ar kaip? Jeigu džiugu, tai džiaugiesi, liūdna, liūdė. Ne visose gyvenimo situacijose galiu tai išreikšti, nes tuo metu net nesuprantu, kad tai vat yra tokia situacija, kuomet reikia šaukti, kuomet reikia pykti, kuomet reikia liūdėti, kuomet reikia galbūt juoktis. Aš ne visada tai suprantu tam tikrose gyvenimo situacijose arba mano smegenys kažkaip susimaišo ir netaip veikia. Ir tai priklauso nuo gyvenimo situacijų, nuo žmonių, kurie yra aplinkui. Labai daug nuo ko. Nuo šitų dviejų dalykų. Nes jūs man taip ir neatsakėt, kaip emociškai intelektualus žmogus turėtų elgtis ištikus pykčiui. Gerai, dar susiaurinat per darbinį susitikimą. Jeigu, Eglė, aš būčiau emociškai raštingas žmogus, aš tau galėčiau atsakyti iš tą klausimą, bet aš iškėliau iš tą klausimą.
Nes man kažkaip, atrodo, tam emocinis intelektas skamba kažkokios, tai, nežinau, išminties arba galbūt šiek tiek racionalumo yra, ne? Kai tu, Ieva, pasakai pavyzdį apie vairavimą, ne, tai atrodo, kad ir Vincas apie pavyzdžius, apie tą sąmoningumą, įsivardinimą ir panašiai, tai man atrodo, kad aš tokia dabar savo vidinę išvadą pasidariau, kad ėjimas link emocinio intelekto yra per racionalias praktikas, apie sąmoningumą turime, kad čia viską, susiekiu, kad tai taptų irracionalu ir automatiška taip kaip su vairavimu. Eigoje tai nauji paternai susikuria, o jeigu atsakyti tavo klausimą, kaip galėtų, idealiu atveju, manau, gerai būtų, kaip minėjau, įsivardinti, ko yra per daug arba trūksta, ir arba pasiūlyti, arba paprašyti to, ko yra per daug arba trūksta. Tai yra, kad kreipti į tai, kur yra ištakos, kas būtent erzina, kas pykdo, į tai eiti. Tai yra, žinant, kad aš dėl to pykstu ir tada įnešti tai į pokalbį. Tai yra, ar kažką tai pasiūlyti, ar paprašyti žmonių, nes tai tiesiog pykdo. Aš girdžiu, kad tu sakai ir irgi taip nuskamba tokio iš idealiojo pasaulio. Idealu, taip. Jo, nes kartais gali būti, kad tave, tarkim, erzina balso tonas. Žmogaus balso tonas arba, tarkim, kartojimasis. Gerai, geriau pasakysiu tą dalyką, kurį jisai negali paimti ir pakeisti. Ko aš negaliu paprašyti paimti ir pakeisti. Pavyzdžiui, man būna erzina, kai tu darai prezentaciją, Egle, ir skaitai, kas yra parašyta, man norisi ir perskaityti. Ir aš negaliu, nei vieno atsisakyti, nes aš negaliu negirdėti tavęs. Ir man norisi perskaityti. Ir tiesiog akis bėga per tą tekstą ir aš noriu jį matyti, nes man patogu yra vizualiai tą matyti ir negaliu atsirinkti ir tada nei vieno, nei kito. Tai yra mano problema ir aš suprantu, kas tame erzina, nes pradeda kilti erzulys elementariai. Taip. Ką aš su to galiu padaryti, tai įsivardinti, kad erzina būtent tai, kad aš neatsirenku dabar, tai išsirink vieną tada. Arba aš galiu erzintis, vienas variantas, ką galiu tiesiog be pastangos padaryti, arba galiu kažkurį tai variantą pasirinkti tiesiog ir susitaikyti su juo. Bet tai bus neįdalu. Bet gali ir manęs paprašyti, kad aš neskaityčiau, kad tu gali arba duok 2 minutės persiskaitysiu, tada tu perskaitysi ir papasakosiu. Taip, tai vienas iš variantų. Aš esu prašęs ir kad galim persiskaityti patys, pavyzdžiui, esu tiesiog pastumęs skaidrės į šoną ir tiesiog klausęsis. Tai yra, aš mėginau, eksperimentavau, o kuris man būdas tada tinka. Nes aš galiu erzintis arba kažkaip tai galiu savo padėti. O tu tada darai vardan mūsų santykio, ar vardan emocinio intelekto? Ar savęs paisiai? Aš uždaviau klausimą jau visą. Aš nenoriu erzintis ir nenoriu ant tavęs pykti dėl to, kad tu bandai pristatyti, ką bandai pristatyti. Tai bandau savim pasirūpinti šioje vietoje. Tiesiog grinai dėl savęs, plus nesinori po to kažkaip tai ar ten kančiai reaguoti. Tai yra, kad tai išsprūstų kažkaip tai jau per veikimo formą kitose dalykuose, pavyzdžiui, kai aptarinėtumėm kažkokią tai kanti repliką ar dar kažkas. Tai yra, kad man tai užsilieks, jeigu aš nepasirūpinsiu ir man svarbu pasirūpinti savimi. Tai aš tada pradedu eksperimentuoti, o kas man tuo metu man tinka ir kas man yra prieinama. Tai čia toks kaip būdas lavinti savo emocinį intelektą. Aš manau, kad vienas iš būdų. Ar gali kiti žmonės padėti lavinti emocinį intelektą? Šitais pavyzdžiais, kuriais dalinatės, yra apie savistabą tokią, ir darbą su savimi, ar ne? Ar galima praktikuoti emocinio intelekto lavinimą grupėje? Aš manau, kad taip. Tai grupėje tiesiog šiek tiek sunkiau nei asmeniniam santykiai, nes daugiau kas vyksta, bet yra labai geras dalykas, kad grupėje lengviau yra pasimti laiko. Tada pasimti laiko, o tai kaip man yra, nes dažnai, ką tu Ieva sakė, ir tas čia vyksta, tada čia ir viską tarsi reikia sekti, o kada paklausiu savęs, o kaip aš dabar jaučiuosi, tai irgi yra labai svarbus klausimas. Nes jeigu nepaklausiu, tai gali jau ir spūrusti pyktis, nepasitenkinimas, džiaugsmas, nežinau, ten labai liūdnoji ten tema ar dar kažkas tai tokio. Vienas dalykas, ką aš savo dabar įsivardinau, kad vis dėlto svarbu yra žmonės ir santykis su tai žmonėmis, šalia kurių esi. Ir kaip
kaip tu gali save išreikšti ir tai čia apie tai, ar būsi suprastas ar ne, ar būsi priimtas ar ne. Tai yra viena. Kitas dalykas, nuo ko vėlgi aš pradėjau šitą pokalbį, ar sutinkat su tuo, kad intonacija ir kaip tai pasakai irgi yra emocinio intelekto dalis? Taip. Nes vėlgi tai susiję su tuo, kad ar galima grupiai ugdytis emocinį intelektą. Jeigu grupiai bus žmonės, kuris sakys, tu ką tu čia nori, o kodėl tu negali čia pasakyti dabar? Nu ką tau sunku išreikšti? Iškart man guzas gerklėje, aš nieko nebenoriu sakyti, aš užsidarau, pykstu, pati savo, nutylu, pasitraukiu tylų kampą tamsų, manęs niekas nemato, aš papyksiu, paburnosiu, po to, kai pasitrauksiu iš tos grupės, nueisiu pas žmogų, kuriuo aš pasitikiu, išliesiu visą savo pyktį, tas žmogus sugers, sakys, jo suprantu, būna tokių šiknių, nebeik tenai daugiau, nebesikalbėk, bet aš galiu papulti grupę žmonių, kur sakys, o, tu dabar pyksti, ar man tik taip atrodo, o kas su tavim darosi? Nu, pabandom, žiūrim, kas nutiko, galim atkapstyti, negalim. Nu, tai yra tas smalsavimas, priėmimas, pagalba įvardyjant, kas su tavim vyksta. Labai nekenčiu, kaip, pavyzdžiui, spėlioja arba bando įtikinti. Tu dabar, Eglė, pyksti. Ne, aš nepykstu. Tai toj pradėsiu nuo tokio įtikinėjimo. Taip, tai vat būtent. Nu, vat šitų dalykų ir kas tai yra? Ar žmogus emociškai neraštingas, ar tu kaip tik emociškai neraštingas, ar kas tai yra? Apie ką tai? Kiekvieną kartą gali būti skirtingai. Tiesiog yra labai, manau, grupėje, ypatingai, tai jeigu tai paimti įdėlės sąlygas, tai galbūt terapinėje grupėje, tai galima, išsakau, o kaip kiti mato tą. Ir susirinkti grįžtamą ryšį, kad, girdi taip ir taip ir taip. O kaip aš norėjau pasakyti ir tą pabandyti, susiderinti. O gal kažkoks tai buvo jausmas, apie kurį aš dar nežinojau, pavyzdžiui, nebuvau sąmoningas apie tai, kad išlindo, pavyzdžiui, per toną ir tada, o kaip aš noriu pasakyti, o kaip mane kiti girdi. Ir gali viskas tvarkoja, jeigu jie girdės skirtingai. Kartu, jeigu 10 žmonių sako, kad esi piktas, gali būti, kad iš kažko tai nusprendė. Jeigu vienas žmogus sako, tai gal nebūtinai. Tai yra gal apie tą žmogų daugiau pasako, gal visur apie piktus, pavyzdžiui, mato. Tai yra labai įvairiai. Yra dar tokių subtilių vietų, kaip pavyzdžiui, aš kai labai entuziastingai kalbu ir kai paima įkvėpimas, taip sakant, aplanko, ir aš tiesiog įsijaučiu į tai, ką pasakoju ir aš gestikuliuoju ir mano tembras atitinkamas ir balsas pakyla ir visa kita. Ir yra žmonių, kurie sako, raminkis, tu čia nepyk. Ir aš galvoju, kur pyktis? Tarsi, mane ką tik nuslopino, o man tai buvo gera, aš jau tenai kažkur padangėse skraidau, pasakoju, įsikvėpus ir sako, tu nepyk. O kur čia pyktis? Nes tonas atrodo kaip ginčo. Tai ir sakau, kad būna tokių subtilių vietų, kur vėlgi turbūt turi būti, čia ir emocinis intelektas, ir galbūt ta pati empatija vėlgi yra emocinio intelekto dalis, kad tu gali pajausti, kaip tas žmogus tuo metu jaučiasi ar ne. Ir tu gali bandyti spėti, gali pasilikti tai savo, arba gali tai iššauti ir sugadinti momentą, taip sakant, ar ne? Man čia dar yra apie pažinimą ypatumą žmogaus. Nes tarkim tavo atveju ir dar vieno mūsų bendro pažįstamo atveju, man reikėjo šiek tiek laiko suprasti, kad tas užsidegimas reiškia užsidegimą, o ne ginčo energiją. Ta prasme, ne ginčo, balsas yra pakeliamas ne dėl to, kad dabar vyksta konfliktas, ne dėl to, kad dabar yra ginčijimasis, arba, ta prasme, aš tokiu įtikinamu tonu, tai sakysiu, kad niekas daugiau negalėtų ta prasme, paprieštarauti, o kad tai yra tiesiog, aš užsidegęs šitaip kalbu. Ta prasme, tai dar yra, ne tik tai dėl to, kad empatijos reikalas, dar yra kartu ir pažinimo žmogaus, kad jam yra būdinga taip kalbėti užsidegusiam. Čia, manau, labai svarbi yra ta vieta, kad kaip kiti reaguoja, ką jie mato ir kaip nuskaito. Tai yra, kad jeigu, pavyzdžiui, tarkime, darau prezentaciją, kažką bandau pristatyti grupį žmonių, tarkime, 5 žmonėm.
Ir 5 labai skirtingi, pavyzdžiui, žmonės ir gali labai skirtingai mane matyti. Tikrai taip. Tai jeigu visiems dabar bandysiu įtikti, save pamesiu ir visiems bus blogai. Įskaitant mane, visus tos 5, visiems 6 bus blogai tiesiog. Dėl to, kad nei minties normaliai nepertiksiu, nes bus per didelis susirūpinimas kitais. Tai yra kaip. Ir visi bus nepatenkinti. Visą laiką atsiranda žmonių, kurie kažką tai mato. Tai gerai, čia emocinis intelektas yra ne tik kaip aš save atpažįstu, bet kaip ir kitą, ką kitame matau. Jeigu visuose matau, pavyzdžiui, vien priešus, tai gal apie mane, o ne apie to žmonės, kad visi priešiški. Nebent labai jau ten pavojinga tokia aplinka yra. Bet ar tikrai visas pasaulis toks gali būti pavojingas? Ir dabar paimti iš tokio žmogaus grįžtamą ryšį ir jį dabar save susikišti, kažkaip susitraukti, tai yra kažkoks keistas galbūt būdas būtų. Tai yra, manau, kad svarbu yra iš abiejų pusių, tai yra tas pats emocinis intelektas, tai kaip aš matau save ir kaip pastebiu kitus. Ir tame, manau, labai svarbus yra smalsumas. Ką tu sakai, Eglė, tai yra, žmogus šitaip kalbėdamas, tai reiškia užsidegimą. Kai kitas labai panašiai kalbės, aš suprasiu, kad čia pyksta. Nes šitas pyksta, taip kalbėdamas, o šitas yra užsidegęs. Tai yra, smalsumas patirti, šitas yra toks žmogus. Ir šitus visus pavyzdžius gavau aš tarsi atsakymą apie tai, kaip tą grupėje galima daryti, nes iš tiesų tai kuo daugiau žmonių pažinusi įvykus, kuo daugiau kontaktų yra variacija apie tai, kad gali būti skirtingai, ir ne, kad pyktį žmonės skirtingai išreiškia, užsidegimas skirtingas yra, tarkim, ten džiugesys yra skirtingas, kad nešablonizuoti. O kaip jums atrodo, ar įmanomos kažkokios treniruotės, o gal jūs esat girdėję, kad tarkim, tai tiesiog yra emocinio intelekto treniruotės, kai žmonės kryptingai tam skiria. Nežinau, susirinktumėm mes 3 ir treniruotumėm savo emocinį intelektą. Kodėl aš to klausiu? Nes prieš keletą metų, tai ne man buvo pasakyta, bet buvo kolegė, kuriai vadovai davė grįžtamą į ryšį apie tai, kad jos yra žemas emocinis intelektas ir jai reikėtų tą emocinį intelektą lavinti. Ir aš, kai išgirdau tokią, ta prasme, verdiktą, nežinau, diagnozę arba grįžtamai, aš mačiau verkiančią kolegę ir nelabai tuo metu žinau, kaip aš galiu, ta prasme, jai padėti, nes žmogus buvo užsidegęs, keistis kažką tai dėl to daryti. Man labai įdomu, iš kokio elgesio tokią pastabą. Aš negalėčiau dabar pasakyti, nesakyčiau, meluočiau ir interpretuočiau. Taip. Nežinau, bet aš žinau, kad buvo gauta tokia pastaba, žinau, kad skaitė knygas tada apie emocinį intelektą ir panašiai. Ir aš tada taip galvoju, gali būti, kad gali gauti, tarkim, tokį grįžtamą į ryšį, kad emocinis intelektas tai trukdo darbui. Tai dėl to mano klausiu, ar yra kažkaip tai kaip galima komandiškai treniruoti emocinį intelektą. Dar tavo pasisakymas iškėlė mintį, mes kalbam apie aukštą emocinį intelektą, jo lavinimą ir ugdymą, o kas reiškia žemas emocinis intelektas arba jo nebuvimas? Manau, pakankamai žemas intelektas būtų, jeigu jausmas nelabai būtų žinomas po žmogų, tiesiog racionalizacija ir nežinojimas, kaip jaučiuosi, ir netikrinimas aplinkos, o kaip kiti girdi, pavyzdžiui. Tai yra, kad pasakiau taip, kaip norėjau, tas pats atgal, kai eina, tai yra, kad girdžiu žmonės ir reikalauju iš kitų, kad būtų taip, kaip aš. Tai yra, jeigu pateikinė informaciją taip, kaip aš pateikinėtų, pasakotų tokiu tonu, kaip aš pasakoju, tai yra, kad kažkoks tai teisingas būdas. Tai manau, kad čia būtų ta vieta, kur reikėtų susirūpinti, galbūt gal netgi ir palavinti šiek tiek. Yeah. Man dar atrodo, prie to, kad dar Vincas pasakė, toks kitas variantas, kad truputį net pažinimas. Žinot, kaip aš sakiau apie intelektą, kad tai yra žinių gebėjimas jungti daryti iš to išvadas, skirtingų žinių. Man irgi apie tai, kad nenuskaitimas, ką žmogus dabar jaučia kitas. Toks savotiškos empatijos nebuvimas. Nepastebėjimas iš tų reakcijų, tarkim, nežinau, kažkoks tam tikras žiaurumas, net nesuvokiant, kad tai žiauriai elgiuosi. Kaip pavyzdys, tarkim, žmogus
žmogus kenčia, jau yra per daug, jau yra daug jam pasakyta, bet tiesiog nepastebima apie tai, kad jau žmogus negeba priimti tavo informacijos. Nu, ta prasme, jisai jau išgyvena kažkokius išgyvenimus, o tuo metu dar kraut. Arba nejausti, kaip veikia mano elgesys, kaip veikia kitų emocijas. Kokios emocijas mano elgesys gali sukelti kitiems. Tai man atrodo, irgi čia yra toksai vadžiamos slengsas, kuris yra ant tokios ribos tarp, nesinori čia diagnozėmis mėtytis, bet, tarkim, apie kažkokius psichopatų, sociopatų, čia pats žemiausias kažkoks atlyginys. Man atrodo, kad psichopatai turi gana labai aukštą netgi emocinį intelektą. Gal taip, tai užmirškit, ką aš pasakiau, delete. O grįžtant prie to, kaip grupėse galima lavinti tą emocinį intelektą, tai aš galvoju, kad gal mes tai kažkiek tai darom, pavyzdžiui, 3 susirinkę, ar ne, ar kai didesnėse grupėse kažkur vakarojam ir mūsų vakarojimai ir atrodo taip, kad mes tiesiog kalbamės kažkokiom mum įdomiom temom arba svaičiojam, fantazuojam. Tiesiog mes neturim to vieno elemento kaip refleksija, kaip savistaba, grįžtamasis ryšys, kad nagrinėdami tam tikras temas, mes vis dėlto kažkaip reaguojam, ar ne, kalbam svarbiais dalykais, mums svarbiais dalykais, pakankamai intimiais dalykais dalinamės. Tai jeigu šalia tų mūsų vakarinių pokalbių, taip sakant, mes dar ir pradėtumėm kalbėtis apie tai, kaip jautėmės tai kalbėdami, o ar aš tavyje pamačiau kažkokį pokytį, ar mačiau, kad užsidarėjai, užsisklendė, ar tavo tonas pasikeitė, dalintumėme šitais dalykais, tai aš manau, kad tai padėtų lavinti tą mūsų emocinį intelektą. Tai čia ir smalsavimas padeda, tai yra smalsuoti, kaip kitam, pavyzdžiui, buvusio, arba man pasakius, kaip kiti išgirdo, susitikrinti tiesiog, kad aš mačiau, kaip kitiem buvusio, kažką nuskaičiau, o teisingai nuskaičiau, ar Eglė tave teisingai nuskaičiau, ten Ieva tave teisingai nuskaičiau, tai yra, kad galiu paklausti, pasidomėti ir tada bendrinti tą informaciją, tai yra, kad tai čia, kai pakėlė ant, čia šį kartą buvo tas, prašau, tai yra, kad galiu tada mokytis, kad, šitą žmogų aš galiu pažinti taip, tas padeda, o tas trukdo. Jeigu eisiu, pavyzdžiui, su grįžtamo ryšiu, tas žmogus užsidaro. Tai tada labai nuostabus dalykas yra grįžtamasis ryšys. Nereikia su to žmogum eiti per grįžtamą ryšį tiesiog ir tiek, nes tai neveikia. Tai yra pažinimas toksai. Ir man atrodo, kad čia iš tiesų, ką judu šnekat ir man nietas gimė, kad tas grįžtamo ryšio praktikavimas, teikimo ar gavimo irgi tam labai stipriai pasitarnauja. Sąmoningumas, refleksija, savirefleksija ir grįžtamasis ryšys, tokios 3 komponentai, kurie gali padėti treniruoti tą emocinį intelektą. Taip, čia grupėje arba su kitu, ar ne, dviese. Aš pagalvojau dabar apie tai, kad ne visada pati galiu įvardinti savo emocijas, ar kai kažkas paklausia, o tai kaip tu dabar jautiesi, arba tiesiog pati sustojusi tam tikram momente galvoju, čia kažkas kilo, kas... Dažniausiai tai būna susimaišiusios emocijos, nėra tokios vienos grynos, būna mišinys kažkas, kažkoks. Dažniausiai taip ir būna. Taip, ir kai aš negaliu įvardinti, vėlgi yra puikus įrankis tas emocijų ratas, kur tiesiog pasiimi ratu, eini iš eilės šita, ne, o šita ką reiškia, pasižiūrėsiu, paieškosiu apibrėžimo, ką tai reiškia, čia apie mane. Ir jau mano tas emocinis intelektas, tas bagažas, jisai pildosi, kitą kartą žinosiu, kad čia šita emocija, toksai jausmas, ar ne? Kai mano kūnas taip ir taip jaučiasi, tada galbūt apie tai. Čia jau, man atrodo, vėlesnė stadija, pradžiai aš bent jau pabandysiu įsivardinti, kad čia tokia emocija, vėliau aš ją pabandysiu susijęti su savo kūno pojūčiais, o vėliau gal galėsiu su tuo netgi kažką tai daryti. Ar atitinkamai elgdamasi su savo kūnu, sėdėdama tam tikroje pozicijoje, atitinkamai judėdama, neįsitemdama, ar kaip tik įtemdama kažkokį tai raumenį. Ir taip galbūt padėsiu išgyventi ar išgyvendinti tam tikrą emociją. Ir man tas pats pastebėjimas jau daug ką keičia iš tikrųjų, nes, pavyzdžiui, ką pastebiu apie save, tai yra, turiu savo daug kritikos. Pavyzdžiui, šitą podcastą montuojant savo balsą girdėti, tai yra siaubas tiesiog, norisi viską iškarpyti. Ir aš apie tai žinau,
Jeigu užsimirštu, kritikas pasiema mikrofoną ir atsisuka pilnai garsą. Jeigu aš žinau apie tai, esu sąmoningas, kad aš esu savo kritiškas, tai kažkaip tai ir tas kritikas tylia tada. Tai yra tas pats, gali būti ir su pykčiu, būna, kad oi, čia daug, o kas čia man yra? Ir tada jisai keičia formą, tiesiog jisai į kažką tai grinesnio patampa, su kuo jau galima gyventi, su kuo galima jau būti kažkokia tai forma, nebūtina išveikinėti. Jeigu liūdna, o kas liūdina šiuo metu? Tai yra, tas sąmoningumas jau pats savaime jau pakeičia. Tai čia yra apie save, bet kai matau, kai kitame, tai smalsumas labai padeda, tai galimagi pasmalsauti vienam apie kitą. Vienareikšmiškai. Tiesiog rekomendacija visiems, niekada nebandykit atspėti, kaip kitas jaučiasi. Geriau paklauskit. Bet klausiant geriau nespėti klausiant, čia toks irgi dažnai su to susiduriu. O tau ar taip, ar taip? Ne, kaip tu dabar esi, tiesiog kaip tu jautiesi. Tai yra neduoti kažkokių tai špargalkių, neduoti savo matymo, galima tiesiog paklausti. Gali būti netgi labai netikėtas atsakymas, ne vienas iš tų, kurį numatė tada. Ir dar kažkaip norisi man sakyti, kad kviesti smalsauti ir apie savo emocijas pačiam. Ir emocijas išgyventi. Nes, man atrodo, emociškai intelektualiu gali būti tada, kada visos jos pas tave turi teisę gyventi. Vienareikšmiškai, nes jeigu kažkokios tai yra geros, blogos, kažkurios tai priimtinos, nepriimtinos, tai reiškia, kad vienas galiu jausti, o kitas reikia slėpti. Tai tos nuo slėpimo jos labai pradeda įdomiai veikti tada. Kažkokiais tai kitais kanalais vis tiek tenais veikia ir tada bus reikalų iš tikrųjų. Mūsų praėjusios tinklalaidės tema, leisk man jaustis taip, kaip aš jaučiuosi. Tai visai čia prikalbėjom. Man atrodo, kad pakalbėjom ir jaučiuosi, nežinau, ar emociškai intelektualesnė, bet intelektualesnė. Aš jaučiuosi labiau įgalinta jaustis. Nebandykit atspėti, ką tai reiškia. Galim visą laiką paklausti. Taip. Ačiū Jums už šiandieną. Ačiū šiandieną. Buvo netikėtai faina. O jo. Ką, ir iki sekančio tada kartu. Iki. Iki.